Ką, labas rytas, saulės spindulėliai. Aš jau atvažiavau į savo pirmą spotą šios dienos plano. Šiaip planas buvo šiandien gulėt, nieko neveikt, bet galvoju, pagulėjęs 30 minučių prie baseinos, ko reikia važiuoti. Tai pirmas spotas, ką jau atvažiavau, tai Broken Beach vadinasi. Toks pirmas vaizdas, tuoj keliausim toliau. Nes čia palei pakrantį ir taip ir šūtinsim. O čia realiai taip ir turėtume daryti iki tos statulos, kiek mačiau bent nuotraukose. Kaip aš džiaugiuosi, kad aš ne panelė, nes nereikia fotkintis, tiesiog pasidarai videką ir gerai. Ką tik viena panelė, vaikinų taip ir veido, čiuk, sako, va taip laikyk, smakrą pakelk, fotosesiją dar, vaikingai atrodo, bet pilnai aš jau suprantu, paliamba. Jeigu nepadarai nuotraukos geros, tai jau viskas. Pusė dienos sugadinta, jeigu ne visa. Šiaip nelabai pasakyčiau, kad kažkas čia labai įspūdingo tokio. Uolas kaip uolas. Vakar tokie patys gražūs vaizdai buvo. Kaip gerai iš tikrųjų bičių fotkintis. Nereikia daug kadrų, nieko vašų. Iš pirmų karto. Video, fotkę pasidarau. Ai, jeigu ten ir žvairuoja ar dar kažkas, tai gera yra. Beje, ką pamiršau paminėti, tai įėjimas tik už parkingą automobiliui, motociklui 25 centų europietiškų. Tai labai pigiai. Gražumėlis čia. Tai ką ir apėjom visą spotą. Tai čia pirmas va šitas, kur už manęs vadinasi Broken Beach, o kitas, kur buvom kitoj pusėj, tai jis vadinasi Angels Billabong. Nelabai kažko tai ypatingas tas Billabongas. O šitas Devils, Broken Beach'as gražesnis. O ten tiesiog apdaužytas visas. Tai dabar tikslas važiuoti link Batu Siha Beach'as, ten kur labai sunku palei uolas kaip ir nulipti. Kiek žiūrėjausi review ir nuotraukas, tai ten mažokai yra turistų, tai tikėtinai bus įdomiau. Nes kaip per daug žmonių, blema, man nepatinka iš tikrųjų. Tai keliui bendrai važiuoti valandą. Tai dar tas beach'as ir waterfall ir viskas. Galim bus maut atgal. Tai bendrai bus keletamos 5 valandas. Dėl 4 spotų 6 valandas, 7 kažkur tai gaunasi. Ir nepasakiau, tai čia va šitas Angel Beach'as vadinasi. Nu ir kitą pusę, kur pradžią buvom atėję. Taigi cipsiukai. Makčikinai. Na davariau, bet kažkaip tai rodė, kad čia navigacija Batu Siha Beach, bet kažkaip aš labai abejoju, nes šiaip turėtume patekti va ten į apačią. Bet pasivažinėjau, gal 10 minučių neradau iš tikrųjų. Va kokį nameliuką šalia pamačiau. O, žiūrėkit. Čia aš manau galim bus ir nulipti. Žiūrim, ką čia turim. Bliamba, kepurvas nenuskrydo. Bliam, va čia tas ir yra. Geras. O čia prižiūrėtas, gal koks sėdi visą laiką. Tai ką, maunam į apačią, vandenį tik reikia pasiimti ir keliausim. Nu čia nulipimas tai hardcore'inis. Primeskit.
Belia kas. Dedu telefoną ir varau. Variau ir realiai pasibaigė keliukas, nes jis kaip dar neatidarytas, kaip matot. Ten jau nelabai aš noriu leistis, nes reikės šokinėti kaip beždžioniai. Niekaip bet iki galo pamėginau daryti, bet vaizdeliai ten apačioj tai pasakiški. Bet baisu, o kai žinau, kaip lipti. Nežinau, kiek matysis, bet per telefoną dabar filmuoju. Bet baisu čia varyti. Gal kiek parodysiu, kaip čia, ant kiek čia siaura eit. Jeigu koks žmogus 100 kilograminis, čia jau nelabai pratilptų. Bliama, kaip čia. Nelabai jauku, realiai, lipti. Telefoną. Kameros nenoriu trauktis. Gal taip filmuosiu. Nepatinka man tas aukštis. Stengiuosi nežiūrėti. Bet geri kadrai turėtų būti. Pažiūrėkit va čia kaip. Va, primeskit kokia skylė išmušta uoloj. Tai jeigu koks stambesnis, tai nelabai ir tilptų čia. Bet tikėtis stambesnis neįtų. Biškai pavargau, bet ne tiek kiek vakar. Gerai, kad šitie poliukai betonuoti tokie. Žiauriai geri vaizdukai. Ir aš realiai vienas. Atvariau iki kito spoto, iki Guayang Waterfall. Tai va ir čia must wear sarong. Kas tas sarong yra, tai čia va tas prijuostė. Parkingas 5000, 25 centai ir įėjimas 75 centai. Ne taip ir baisiai. Tai įėjimas bendrai užima 20 minučių į apačią. Tai galvoju, vandens net neimsiu, nusileisim ir taip. O kodėl davė apsirengtą sarongą, tai yra prijuostė, nes krioklys yra šventas. Tai must užsidėt. O čia bet jau patogiai nulipsim. Nu va ir priėjom finišą. Ui, koks kalniukas, eina savo. Reikės atgal kapot. Tikrai, kad vertėjo lipti. Tai kad aš nesuprantu, kur čia tas waterfall. Bangos įspūdingos. Ai va, Holy Water ten parašyta. Tai tikėtinai va čia ir tas krioklys. Tai aš nežinau, ar čia man galima ar negalima būti. Na, visai gražu, faina. Dabar bus pats kaifas lipti į viršų. Suprakaitavau ir dabar taip nemažai, nes jau turim 1 valandą dienos. Sutikau vietinę panelę. Ėjo su krepšeliu paukojimus daryti. Tai sako, po kiek kartų reikia eiti
ir melstis ten. Sakė, po 3 kartus į dieną eina. Uliama, pas ją turbūt ištvermėti ten geležinė. Aš jau viskas. Prakaitas žliaugia. Gal jie yra pripratę po 3 kartus į dieną eiti. Tiems čia kaip jau iki parduotuvės nueiti. Finišas. Primeskit kaip veidas. Kaip po pirties. Bet daug žmonių eina. Bet pagrindė vietiniai. Tik 3 turistus sutikau. Ir viskas. Maks sudėtinga. Aš kažkaip nenorėjau lėtai eiti. Skubiškai greitesnių tempų, bet per greitas. Visą laiką šiaip maksimaliai noriu eiti greitai. Nors niekur neskubu. Tiesiog. Bet verta. Kas mane ramina, kad dabar varysiu savo viešbutį. Galėsiu prie baseino, darbuosios. Nebus sudėtinga, tiesiog į baseiną iššokti, išlipti, pagulėti ant saulutės ir viskas. Tai planas dabar, aš sakiau, grįžti. Ir to išvarau iš Nusa Penidos ir skrisim į kitą valstybę. Tai nespoilinsiu, pamatysit kitam video. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Dabar atsisveikinsiu, nes daugiau neplanuoju nieko filmuoti, o gal dar ir pasimatysim. Tai jeigu nepasimatysim, tai iki, o jeigu pasimatysim, tai iki pasimatymo. Tai ačiū, kad žiūrėt, iki. Darbuojuosi aš čia savo, atbėga ir pradeda muštis čia. Mane dar pradėjo kandžioti.